Buvo saulėtas, ankstyvas pavasario rytas. Buvo saulėtas, ankstyvas pavasario rytas. Negerai. Taip, buvo saulėtas pavasario rytas. Paukšteliai čiulbėjo medžių viršūnėse. Ankstyvas pavasario rytas, paukšteliai čiulbėjo medžių viršūnėse. Dangus buvo giedras, tik kur nekur buvo matyti debesėlį. Bet negerai. Nesąmonė. Ne, taip. Ankstyvą pavasario rytą aš išėjau gerai nusiteikęs, o taip. Ankstyvą pavasario rytą aš išėjau gerai nusiteikęs. Čiulbėjo paukščiai, švietė saulė, žmonės važiavo, Klausykit, pilieti Faustai, ar jūs galite trumpai ir aiškiai parašyti apie įvykdytą nusikaltimą? Gerai, aš stengiuosi, pareigūnė, tai štai sakau, buvo ankstyvas, saulė. Aš prašau trumpai! Mane sumušėt, tai viskas, Labą dieną. Labą dieną. Prašom meniu. Nematyti kažkodėl. Oi, žinokit, pirmą dieną mano čia, pirmą dieną, ta prasme, aš čia dirbu ir labai jaudinuosi ir iškart noriu atsiprašyti, jeigu ką ne taip padarysiu, jau nepykit labai stipriai. Gerai. Ir ilgai nekankinsiu, aš jau žinau, ką aš noriu. Žiūrėkė, atnešk man steiką su krauju. Su krauju? Jo, čia steikas su krauju. Ir viskas. Tikrai steikas su krauju? Jo. Prašom jūsų steikas su krauju. Aš. Česlavai, aš dar kartą tavęs klausiu. Tu svorio numest nori? Na, aišku, treneri, noriu. Noriu, ir kas iš to? Ar tu supranti, žmogau, ar tu supranti, kad jeigu nori numest svorį, reikia bėgiot, reikia judėt, supranti? Aš tą suprantu, bet treneri, supraskit mane, ašgi nemažvaikis, ko man bėgioti, be stimulo iš vis. Ką aš bėgiosiu, durnelis kažkoks bėgiosiu. Man reikia stimulo kažkokio, niftiemų bėgioti. Stimulo, Česlavai, gerai, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime? Pinigus? Moteris, aišku. Moteris? Aišku. Labai gerai. Aušra, prieiki trumpam. Klausyk. Gerai? Gerai? Gerai. Klausyk, Česlavai, tau patinka ši moteris? Čia gera, tokia, cipa. Norėtum jas? Tai galima? Žinoma, kad galima, bet pasigauk. Imu. Šitą. Padarom taip. Štai žiedas ir 50 litų užstatas. Atidėkit jį kuriam tai laikui. Nelabai supratau, ta prasme, kuriam laikui. Manau, neilgam. Na, iki tol, kol aš eilinį kartą užtiksiu savo vyrą su meiluže. Supratau. Gerai, atidėsim. Tada tai jis man ir nupirks tą žiedą. Kągi, gerbiamas pilieti Faustai, jau 10 kartą mes su jumis susitinkame mano kabinete. Jūs esate įtariamas įvykdęs žmogžudystę. Aišku, mes negalime jūs kol kas nuteisti, kadangi neturime įkalčių. Bet aš tiesiog privalau eilinį kartą paklausti jūsų. Ar jūs
atpažįstate štai šį peilį? Taip, pareigūnė, aš atpažįstu šį peilį. Taip? Jūs atpažįstate šį peilį? Taip, aš jį atpažįstu. Labai gerai, rašykite. Rašykite, kur ir kada jūs matėte šį peilį. Prieš tai aš jį jau 10 kartų mačiau pas jūs rankose, dėl to aš jį ir atpažįstu. Susitiksim rytoj. Viso gero. Supratau, iki dienos tavo. Irte, kas tau ir, ko čia nerimsti? Ai, nieko, einam. Kas tau daros, ką? Ai, vakarą jau vėlai vakare. Šitoj vietoj mane užpuolė maniakas. Seksualinis? Nepasakyčiau, nelabai. Toks su pilvuku praplikęs, nesiskutęs toks. Tai ko tu čia pergyveni? Šiaip. O kur susiruošim, ką? Kur susiruošim? Babkės gany. O jūs norit? Babkės gany. Kokias babkės? Sakau, pinigus už praėjimą sumokėk man. Palaukit, kaip tai suprast, kokius pinigus vidury baltos dienos jūs reikalaujat kažkokių pinigų? Aš tau labai greit galiu paaiškinti. Tai prašau paaiškinti, ką visą tai reiškia vidury baltos. Pinigus! Duokit, aš jums padėsiu. Duokit, padėsiu. Duokit, va. Strigo kažką. Va. O, va, ačiū. O dabar pinigus greitai! Greitai pinigus! Greit piniginė, nes perpilsiu gerklę! Greitai! O taip va! Špana! Bandiugos, nu, nepraeisi normaliai. Brangusis, ar žinai, mūsų kaiminė laukėsi? Kaiminė laukėsi mūsų. Čia jos problema. Bet ne nuo savo vyro. Čia jo problema. Gerai, aš žinau, kad tas vaikas yra tavo. Čia jau mano problema. Bet palauk, galų gale aš tavo žmona? Čia jau tavo problema. Klausyk, liolikai. Na? Karočią, paskutiniu metu tavęs visai neįmanoma pagauti, kažkur užsikasęs dingęs, žinai. A ką mane gaudė? Ne, nu tai susibėgtum kokį vakariuką, suprantim, paimtum mergaičių, išgirgždintum gerai, nuvažiuotum į pirtį, į kubilą. Nu, normaliai, va čia tai lygis būtų. Čia lygis? Nu, Pirtis, kubilas, mergos, tai yra lygis. Tai yra vaikų žaidimai, supranti? Dabar 21 amžius. nu, Vyrai tikrai žinai, ko užsiminėjai? ne. Tu kokį vakarą atvaryk pas mane. Nuvarysim kartu į kokį daugiaaukštį ir primyšim lifte. O čia tai vyriška. O mergos, taigi čia yra ne mūsų profilis. Tu čia rimtai? A to. Nu, normaliai būtų tada. Labą dieną. Labą dieną. O čia. Aš suprantu, ko jums reikia. Bet dėja, nuodų, o ypač kalio cianido, be recepto neparduodam. Vien jūsų uošvienės nuotraukos nepakanka. Supratau. Niekaip, ne? Niekaip. Nu, šūdas tada, aišku. Gerai reiks. Nušau tada. Gerai, dėkui. Gero. Viso gero.